Sveiki, šiandien pasigilinsime į internetinės reklamos terminus. Remiamės, pateiktomis straipsnio įžvalgomis. Tikslas toksai - aiškiai suprasti tas pagrindinės savokas. Kad galėtume efektyviau planuoti, vertinti visus tuos reklamos veiksmus internete. Tikrai taip. Ir tiesą sakant, tų terminų išmanimas yra, kaip kompasas skaitmeninėje erdvėje. Jis leidžia ne tik geriau suprasti, kas vyksta, bet ir priimti tokius, pagrįstus sprendimus, optimizuoti kampanijas ir, aišku, efektyviau leisti biudžetą. Būtent, ne tik leisti pinigus. Taip, svarbu žinoti, ką už juos gaunam. Gerai, tai pradėkime nuo tų, kurios dažniausiai girdimos. CPC ir CTR. Ką jos reiškia ir kodėl jos svarbios? CPC tai cost per click, kaina už paspaudimą. Kiek mokate, kai kas nors spustelė jūsų reklamą. Labai paplitęs modelis, ypač, Google Ads. Jei CPC aukštas, tai dažnai rodo, kad, konkurencija didelė. Bet tai ir signalas, kad reikia labai atidžiai stebėti investicijų grąžą. Vadinasi, ne tik mokam, bet ir skaičiuojam. Tiksliai. O CTR tai click-through rate. Procentas žmonių, kurie pamatė reklamą ir ją paspaudė. Tai toks, kaip čia pasakius, reklamos patrauklumo matuoklis. Koks tas vidurkis būna? Ar yra kažkoks orientyras? Jis labai svyruoja. Paieškos tinkle galim tikėtis, 5–10 procentai, gal net daugiau. Vaizdinės reklamos tinkle tie skaičiai gerokai mažesni. Bet, svarbu prisiminti, aukštas CTR ne visada reiškia sėkmė. Kaip tai? Kartais labai tokia bendro pobūdžio reklama pritraukia daug paspaudimų, bet jie nekonvertuojasi į pardavimus. Supratau, daug smalsuolių, mažai pirkėjų. Būtent. Todėl CTR reikia vertinti kartu su konversijom. Praktinis patarimas čia būtų nuolat testuoti. AB testavimas. Skirtingi tekstai, skirtingi vaizdai. Pažiūrėti, kas geriausiai veikia būtent jūsų auditorijai. Kas kelia ne tik paspaudimus, bet ir pardavimus. Oho, tai čia jau visas mokslas. Gerai, minėjote Google Ads. Kas tas Quality Score, kokybės balas? Kaip jis susijęs su CPC? Quality Score arba kokybės balas tai Google įvertinimas. Skalėje nuo 1 iki 10. Jis rodo jūsų reklamos nukreipimo puslapio kokybę ir, svarbiausia, atitikimą vartotojo paieškos užklausai. Nuo ko jis priklauso? Iš esmės nuo 3 dalykų. Koks tikėtinas CTR, koks skelbimo aktualumas, kaip tekstas atitinka raktažodį ir kokia nukreipimo puslapio patirtis. Ar puslapis greitas, aiškus, ar pritaikytas mobiliesiems. Ir kuo jis naudingas? Pagerinti skelbimo poziciją. Tai pozicija priklauso ne tik nuo kainos, kurią siūlai. Ne tik. Poziciją lemia adrank. Skelbimo reitingas, o jis yra jūsų siūlomo CPC ir Quality Score sandauga. Vadinasi, net jei konkurentas siūlo daugiau pinigų už paspaudimą, bet jūsų Quality Score yra ženkliai aukštesnis, tai mano reklama gali būti rodoma aukščiau ir pigiau. Tiksliai, būtent taip. Praktinis patarimas. Norint pagerinti Quality Score, būtinai peržiūrėkit nukreipimo puslapio turinį. Ar jis tikrai atsako į klausimą, kurį vartotojas įvedė paieškoje? Ir aišku, puslapio krovimosi greitis labai svarbu. Vadinasi, kokybė tiesiogiai veikia kainą ir matomumą. Gerai, o kalbant apie pačius mokėjimo modelius, kuo skiriasi PPC nuo CPM? Kada kurį geriau rinktis? Parodymus. Jis puikiai tinka, kai tikslas yra pritraukti srautai svetainę ir matuoti tiesioginį poveikį. Kiek paspaudimų virsta pardavimais ar, kitomis konversijomis. O CPM? CPM – Cost per Mil. Kaina už 1000 parodymų. Šitą modelį dažniau renkasi tie, kas nori didinti prekės ženklo žinomumą, matomumą. Kai svarbu ne pats paspaudimas, o tiesiog, kad kuo daugiau žmonių pamatytų reklamą. Supratau. Žinomumas versus veiksmas. Taip. Ir dar verta paminėti CPL – Cost per Lead – kaina už potencialų klientą. Pavyzdžiui, kai kas nors užpildo formą jūsų svetainėje. Tai ypač aktualu B2B verslui arba parduotant brangesnės paslaugas, kur tas pirkimo kelias ilgesnis. Gerai, vaizdas aiškėja. Sumokėjom, vartotojas paspaudė. Ir kuris patenka? Čia turbūt tas landing page vaidmuo. Tiksliai. Landing page arba nukreipimo puslapis. Tas konkretus puslapis, į kurį vartotojas nukreipiamas paspaudęs reklamą. Ir jis turi būti, maksimaliai optimizuotas konversijai. Aiškus kvietimas veikti, tas vadinamas CTE. Call to action. Taip.
Turi atitikti reklamos pažadą, greitai krautis, prastas landing page gali, žinokit, nubraukti visą reklamos efektą, net jei ji pati buvo gera. Koks būtų patarimas dėl landing page? Visada įsitikinkite, kad jis tiesiogiai susijęs su reklamos tekstu ir raktažodžiu. Jei reklamuojat batus, tai veskite į batų kategoriją, o ne į bendrą parduotuvės puslapį. Logiška, ar ne? Logiška. O ką daryti su tais, kurie apsilankė, bet, nieko nenupirko? Išėjo. Ar jiems viskas prarasta? Oi ne, čia įsijungia retargetingas arba pakartotinė rinkodara. Tai būdas rodyti specialius skelbimus tiems žmonėms, kurie jau lankėsi jūsų svetainėje. Priminti apie save. Taip, ir ne tik. Tai labai efektyvu, nes kreipiatės į auditoriją, kuri jau parodė susidomėjimą. Galima rodyti produktus, kuriuos jie žiūrėjo. Galima pasiūlyti nuolaidą grįžtantiems. Tikslas susigrąžinti ir paskatinti pabaigti veiksmą. Tai toks kaip antras šansas. O kalbant apie tą bendrą patirtį ir nukreipimo puslapyje ir svetainėje, kaip svarbu, kad viskas gerai veiktų, telefone, planšetėje. Čia mes kalbame apie responsive dizainą, reaguojantį dizainą. Ir tai, tiesą sakant, jau seniai nebe privalumas, o tiesiog būtinybė. Svetainė, reklamos, viskas turi automatiškai prisitaikyti prie bet kokio ekrano dydžio. Telefonas, planšete, kompiuteris. Kodėl tai taip svarbu? Jei vartotojui nepatogu naršyti mobiliajame, jis tiesiog išeis. Iškart. Tai tiesiog įveikia ir tą minėtą quality score ir konversijų rodiklius. Užtikrinti gerą mobilę patirtį dabar yra vienas pagrindinių darbų. Gerai, tai apibendrinant visą šitą informaciją. Suprasti CPC, CTR, Quality Score, EdRank, atskirti PPC nuo CPM, žinoti, ką reiškia CPL, optimizuoti landing page, naudoti retargetingą ir užtikrinti responsive dizainą. Visa tai iš esmės leidžia ne tik, suprasti, ką kalba specialistai, bet ir patiems priimti daug geresnius sprendimus valdant reklamą internete. Būtent. Labai gerai apibendrinot. Ir gal toks galutinis akcentas pamastymui. Šitie terminai nėra kažkokie atskiri vienetai. Jie veikia kaip sistema, kaip susiję mechanizmai. Aukštas CTR gali kelti quality score. Tai savo ruožtu mažina CPC ir gerina EdRank. Geras landing page gerina konversijas ir tą patį quality score. Retargetingas padeda išnaudoti srautą, už kurį jau sumokėjom. Viskas susiję. Taip. Ir klausimas, kurį kiekvienas turėtų savo užduoti, kaip aš galiu suderinti visus šios elementus savo strategijoje. Kaip pasiekti geriausią rezultatą, ypač atsižvelgiant į tai, kad ta skaitmeninė rinka nuolat keičiasi.